Autorių teisės. Kuriant pristatymus, filmukus ir kitą medžiagą projektų e-twinning metu, dažnai prireikia įterpti muziką, nuotraukas ar animaciją. Be abejo, lengviausia rasti reikiamų išteklių internete. Tačiau turite įsitikinti, kad naudodami juos nepažeidžiate autorių teisių. Autorių teisės – tai autoriui įstatymais suteikiamos išskirtinės teisės į jo kūrinį. Autoriaus teisė į kūrinį atsiranda iškart jį sukūrus. Vadinasi, jokia kūrinio registracija ar pažymėjimas nėra reikalingi, o jūs negalite jo naudoti ar platinti be autoriaus sutikimo, jeigu nenurodyta kitaip. Sąlygas, kaip jūs galite naudoti kūrinį, dažnai nurodo autorių teisių simbolis raidė C arba 2 C raidžių simbolis reiškiantis licencijas Creative Commons. Creative Commons – tai pelno nesiekianti organizacija, nustatanti licenzijų sutartis, pagal kurias autoriai apibrėžia teisinės savo kūrinių naudojimo sąlygas. Pagal organizacijos Creative Commons licenzijas yra 4 pagrindiniai autorių teisių moduliai. Autorystė, kai autoriaus pavardė privalo būti paminėta. Nekomercinis, kūrinys negali būti naudojamas komerciniais tikslais, net ir pardavimas už savikainą pagal ES teisę yra uždraustas. Nedaryti pakeitimų, kūrinio negalima keisti. Ir platinimas nurodytomis sąlygomis. Kūrinys ir po pakeitimų turi būti platinamas vien nurodytomis licenzijos sąlygomis. Daugiau apie licenzijas Creative Commons galite sužinoti internete, apsilankę jų svetainėje, susipažinti su ten esančia informacija ar net išbandyti licenzijų priskyrimą patiems. Kaip internete rasti paveikslėlius, kuriuos autoriai leidžia naudoti? Pavyzdžiui, susiraskime paveikslėlį simbolizuojantį autorių teisės. Ieškodami paveikslėlių ar nuotraukų internete, pasirinkite temą vaizdai ir spustelėkite skirtuką paieškos įrankiai. Tuomet atsidarys skyrelis naudotojų teisės. Pradžioje visada rodomi visi paveikslėliai, kuriems netaikomos jokios sąlygos. Naudodami juos nesate tikri, ar autorius leidžia juos naudoti, todėl geriau rinktis pažymėtas sąlygas. Leidžiama naudoti pakartotinai su pakeitimais, naudoti pakartotinai su pakeitimais nekomerciniais tikslais ar naudoti pakartotinai nekomerciniais tikslais. Pasirinkus sąlygą bus rodomi tik tie paveikslėliai, kuriems ji ir taikoma. Galite drąsiai saugoti šį paveikslėlį ir jį naudoti, pavyzdžiui, nekomerciniais tikslais. Ypač svarbu nepažeisti autorių teisių, keliant vaizdo įrašus į svetainę YouTube. Sužinoti, ar nepažeidėte autorių teisių, galite apsilankę savo YouTube paskyroje. Prie savo įkeltų vaizdo įrašų matysite įspėjimus apie autorių teisių pažeidimus. Spustelėję įspėjimą gausite daugiau informacijos. Pavyzdžiui, šiuo atveju įspėjama, kad vaizdo įrašą vis dar galima leisti svetainėje YouTube. Tačiau dėl jame aptikto autorių teisių saugomo turinio gauti pajamų iš šio vaizdo įrašo negalėsite. Be to, vaizdo įraše gali būti rodomi reklaminiai skelbimai. Spustelėję sužinoti daugiau, apsilankysite puslapyje, kuriame galėsite gauti daugiau informacijos apie autorių teisių įspėjimus bei kokių veiksmų gali būti imtasi. Pavyzdžiui, jūsų vaizdo įrašas gali būti blokuojamas, jis gali būti nutildytas, tai yra žmonės vis tiek gali žiūrėti vaizdo įrašą, tačiau jie negalės girdėti garso takelio. Arba gali būti blokuojamas vaizdo įrašo rodymas tam tikrose platformose, svetainėse ir panašiai. Tame pačiame puslapyje galite sužinoti, iš kur gauti legalios muzikos. Tai yra apsilankyti fonotekoje, iš kurios galite nemokamai atsisiųsti ir naudoti aukštos kokybės garso takelius ir garso efektus. Naudokitės šiais bei kitais ištekliais, kurkite, bet nepamirškite,
kad gerbti autorių teises labai svarbu.